Visi sveiki, su jumi vėl aš Arūnas Gudunskas, jūs pas mane svečiuose. Dariau tvarką vakar apatinėse balandinėse. Šiandien ant stogo lipau, senas vos kopečiom valiau valjerą. Aprinkau rankytėm še, kai sako, reikia populiarinti balandininkystę, reikia jaunimą pritraukti, reikia jaunimui parodyti, kad reikia šūdą rankom rinkti. Tai pirmoje eilėje, kad tai nėra rožėm klotas dalykas, kad tai čia yra sunkus darbas, reiškiasi ir kaip kam bus baisiai nemalonus darbas. Tai va, o čia, kad parodyt gražiai narvelį, darželį ten ar mokykloj rankoje, duokit kastuvą ir še krūvą, kaip sakyt, laibiški. Ir pamatysite, kur ten tas balandininkas, kur ten tas populiarumas ir ten tas visas. Tai va, gal aišku, čia grubiai pasakiau, bet pradėkime nuo to, kas yra sunku ir akivaizdu, o paskui tik tai, kas yra gražu. Tai va, tai čia vėl tokios kalbos sklinda vėl, kad mano paukščiai mišrūnai, dabar jau maišau jos ten su buvo povai, dancingai, stoicai, dabar kad naktiniai, reiškiasi, ir dar jos parduodu tos mišrūnus. Ir svarbiausia, kad tai tokias paskalas kleidžia žmonės, visai su šitais paukščiais nesusiję, jokių būdų. Visą gyvenimą laiko paspirtukus, kai vadinu tos katūnus. Tai jau dabar tos dabartinius, kur nei maitina, nei veisiasi, nei iš 5 porų mišrūnų, kur pridarė ir bando dabar toliau jos ten populiarinti. Ir tai sakau, labai smagu, kad antiek ar man čia pavydi, ar čia mano tie paukščiai tokie populiarūs, nesuprantu, kas tai čia taip jos skatina tokius, nesąmonės kalbėti. Kaip sakyt, nereikia gilintis į tai, kad tu visai nesupranti ir suprast tau neduota. Ir kai sakau, nei man įdomu, kas į tos paspirtukus ten įlieta, reiškiasi, jų ateitis kokia bus, ar ten panašiai. Bet jiems kažkodėl tų paspirtukų augintojams labai įdomu. Labai įdomu kažkokie dalykai. Keisti labai žmonės, Aš kai visada sakau, žiūrėk savo reikalų. Mano reikalus palik man. Jeigu nori man padėti, tai gal duok pinigų. Kaip sakyt, atnešk, sakyk, imk ten ar. Neatsisakysiu krūvą pinigų. Tai. O visus kitus reikalus palikit, aš jau įsispręsiu kažkaip pats. Manau, ir man tikrai nei jūsų nuomonė įdomu, nei ten, kaip sakyt, pas jumi kažko prašau aš. Ar jūs man turit kažką duoti ir aš jums nieko neturiu duoti. Taip pat kaip ir su maikėm ten tokios, ten AliExpress'e už tiek. Jūs nusipirkit, paskui jūs man pasakysite, kas kiek ir koks skano reikalas. Jūs paklauskit, kiek Maxima už dešrą moka. Reiškiasi. Tai, labai keisti žmonės į tokius dalykus gilinasi, kur nei jų čia reikalas, nei, kaip sakyt, nei kas prašo, kad įsigilint, ar ten, sakau, tas pats dalykas, kad niekas neprašo pirkt, nieks neliepia. Yra pasiūlyta, prašom, ne, viso gero,
kokios bėdos čia, Jėzau Marija. Ne jūs, kiti yra žmonės protingi, nusipirksite, nu. Jums nereikia, man to labiau. Kokia čia bėda. Taip pat su tais paukščiais. Nu, koks jūsų knysalas, kai sakyt, ką aš įmaišysiu ten, ar aš nemaišysiu, ar ten kas maišyta, kas nemaišyta, ir ten gilintis jums nereikia. Taigi, aš kaip sakau, patinka, laikai, nepatinka, nelaikai. Man taigi nei šilta, nei šalta, ką jūs laikot. Nu, ką jūs darot ten, parduodat, valgot jūs jos, ar kaip sakyt, viskas čia gerai, čia jūsų reikalas, man tai aš pasiūlau, gal kažką pareklamuoju, ką aš darau, kaip mano pažįstami ką naudoja, nu, kaip sakyt, produktą ten, ar ten dar kažką, tai jeigu paklausite, galėsiu patart. O jau čia jūsų reikalas, ką jūs su to padarysite, nepadarysite. Norėsite, jūs naudosite, norėsite, nenaudosite. Aš neklausiu, ar visi apatinius nešioja. Tai man tai vienodai, kur jūs ką dedatės, ko nesidedat. Ir manau, kad ir jums neturėtų būti rūpėt, ką aš darau. Ką aš parduodu, ką aš maišau ten. To labiau sakau, kad man reiškisi, jeigu koks ten bakinsų augintojas, kuris mano nuomonė galėtų man ką pasakytų, tai aš gal jam ką nors pabandyčiau paaiškinti, kad jisai klysta, kad ten. Čia tai man kažkaip tai, nu, visai žemiau kelių į tokius žmonės ir į jų tos pletkus, nu, čia yra, kaip sakyt, šunys loja, karavanas eina, tai čia, nu, tik taip pat įsakau, kad, nu, labai kažkaip įdomus. Nu, žiūrėkit savo ant to krašto, kaip sakyt, ir kam čia vaikščiot, kalbėt kažkokias nesąmonės, žmonės juokiasi iš jumi. Nors jums tai vienodai piešia, iš jumi juokiasi visą gyvenimą čia žmonės. Tai va, tai šiaip paukštukus išleidžiu retai, velnias. Nu, temsta dabar, temsta anksti, šeriasi, ryte išvažiuoju anksčiau į darbą. Turiu ten ir pas tekėjus nuvažiuoti ir taip. Ir išsiųsti daug siuntų su vaistais, su priedais visokiais. Su priedais visokiais. Aktyviai žmonės naudoja, protingi, aktyviai. Tai va siunčiu. Tai, nu, taip sakyt, laiko labai neturiu. Neturėčiau laiko ir maišyti su stoicais ar su kalakutais ar su pingvinais. Tai žiauriai trūksta laiko. Tai biški paukščius esu nuskriaudęs. Biški rečiau čia su jais susiimu, nu, bet įsišers kitais metais. Kitais metais pavaikysim, pažiūrėsim. Man užteks. Man visko užteks. Taip kad skubėti čia nėra kur, lai šeriasi. Šeriu dabar, kai kiaulės vos užskrenda. Vos užskrenda, matot, vos. Firfalai kokie. Dabar jiems reikia, tai mineralai, elektrolitai, vitaminai, probiotikai. Geras riebus pašaras. Ir viskas gerai. Paukščiai, aišku, patys nori, nu, pasirauna, paskraido, kas. Žiauriai čia nenoriu, kad skraidytų. Lai baigia šertis. Paskui pastatysim ant dietos. Jau dabar dietinį pašarą užsakysiu.
Sau Valdės paimsiu į parduotuvę. Pašaro dietinio irgi. Tai va, tai tada. Ir tada po naujų ant dietinio, paskui jau perėjimas vėl, ką tam dėsim, ko nedėsim. Reikia stoicuvą prisipirkti, kad būtų su ko porinti. Tai va, tai. Toks, kaip sakyt, dabar neįdomus laikotarpis man. Negaliu pakaifuoti su skrydžiais. Žiauriai mane nervina. Išleidžiu va savaitgalį, pabėgioju, įsikit šūdą pakopiu. Ir išleidžiu biškį va pašliaužat. Pats varbatėlės pageriu, pasižiūriu į paukščius. Pasidžiaugiu geru oru, tai oras dar pasaka oras. Žiauriai geras oras, reikia džiaugtis. Toksai reiškiasi perėjimo laikotarpio orelis, tai yra pasaka. Atsakau, perėjimo šėrimuose laikotarpio orelis toks pasaka. Aišku, jau ateina rūkai, jau pradės drėgmė biški, jau paukščiai pas ką bus mažiau paruošti, bus sirguliavimo. Tai va, tai dar bandykit, stiprinkit imunitetą, bandykit dar kaip sakyt, paspauskit savo piniginę biškį ir kad paukščiams netektų sirgti. Kas vaiko, sako, neduoda ramiai vanagai. Nu ir čia pas Valdę irgi atakuoja žiauriai į šią darbo laikų, kai aš dirbu. Leidžia paukščius, bando, bet sakau, smarkiai nesiseka, nes ataka po atakos būna. Tai labai gaila paukščių prarasti. Nu, toks. Aišku, čia dar kirptas, bet furfulai tokie, kad vos užskrenda su tarpais sparnuose. Sunkiai kyla, matot. Nedaskrydo iki stogo, sparnai reti. Tai va, tai taip, kad smagu, kad leidžia pasidžiaugti su paukščiais, geras orelis, tai galima pakaifuoti. Žolytė dar žalia, paukščiai prie mineralų, išles dalės, o ir sakau, nori skris paukštukai, nori skris, bet be sparnų. Tai va, nu toks trumpas video, kad mes sveiki, gyvi, užsiimam, vargstam ir dar, kai visada esam dėmesio centre, visiems įdomu, ką mes veikiam, nieks nežiūri savo. Žiūri, kai visada, aišku, svetimų reikalų, bet malonu, kad jūs rūpinatės. Bet rūpinkite savo paspirtukais. Tai va, taip kad viskas gerai pas mumi. Ko ir jums visiems linkim. Taip kad, berniukai, sėkmės, jeigu vešim prekes, parodysiu, ką dar naujo atvešiu. Sau Valdas paimsi į parduotuvę. Reiškia, iš to asortimento, ką mes savo paukščiams duodam, tai pabiški atskleisim jums savo kortas. Galėsite pažiūrėti, atsirinkti, kas jums pagal kišenę,
pagal jūsų nuomonę jums vertinga. Tai va, taip kad ačiū visiems, kas žiūrėjo, ačiū, kam uždėjo nykštą ar į viršų ar į apačią. Tai va, taip kad iki kito karto.